Šalom. Šiandieną norėjau pasidalinti su visais tema, galbūt retai pamastom apie tai, bet vis dėlto tai yra tiesa, kad žemėje mes visi esam laikini, kad mes, mūsų siela ir dvasia, be abejo amžina ir jinai iškeliaus vieną dieną pas Viešpatį, bet čia žemėje kiekvienas turim laiką, kurį gyvenam su Viešpačiu, aukščiausiojo globoje, pilni jėgų, sveikatos, kaip Dievas mums ir pažadėjęs. Mes pildomės tikėjimu, gyvenam ir kovojam žemėje čia gerą tikėjimo kovą, bet kiek mes čia begyventume, aš pavyzdžiui tikiu, kad aš gyvensiu 120 metų jėgoj ir sveikatoj. Bet vieną dieną man reikės išeiti. Taip sako raštas, aš tuo absoliučiai tikiu, kad vieną dieną mano kūnas tiesiog atsisveikins, o siela ir dvasia iškeliaus į amžinybę pas Viešpatį. Ir suprantu, kad tie, kurie dar lieka žemėje, yra tikrai sunku ir paguodos žodžių čia nėra. Vienintelė ta paguoda, mano supratimu, yra suvokimas, Dievo pažinimas, kai aš savo gyvenimo kelionėje žemėje gyvenu Dievo pažinimu, gyvenu su Viešpačiu, jį pažįstu, sąmoningai skiriu laiką Viešpačiui. Aš suprantu ir žinau, kad vieną dieną aš iškeliausiu. Bet tai nėra baimės, nes aš žinau, kad aš išeisiu amžinybėj pas Viešpatį ir ten kažkada laiko pilnatvė atėjus, ateis ir mano artimieji, kiti. Ir kad aš danguj pas Viešpatį būtiniausiai susitiksiu su visais kitais tikinčiaisiais, savo broliais, seserim, artimaisiais, mylimaisiais, danguj aš susitiksiu. Tiesiog, ko norėjau pasidalinti, kaip nurimti ir kaip raminti savo širdį ir protą, savo mintis tais atvejais, kai vis dėlto taip atsitiko ir žemėje jau reikėjo kažkam atsisveikinti su mylimiausiu ir labai svarbiu mums žmogum. Ir galiu tik tai paskaityti 2 Timotiejaus skyrių, kur yra grynas Dievo žodis. Ir tai absoliuti paguoda, pavyzdžiui, yra man, ką Viešpats sako. Aš kovojau, čia Paulius sako, ir kaip aš suprantu, kad aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Nuo šiol manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats, teisingas teisėjas, ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo jo pasirodymą, kurie pamilo Viešpatį, visiems Viešpats duos tą nevystantį vainiką. Ir žinot, kurios rašto vietos mane be galo žavi, kad būtent čia gyvendama žemėje, aš ką darau, kovoju gerą kovą. Aš darau gerą įtaką. Kiek nuo manęs priklauso, siekiu taikos su visais. Gyvenu Viešpatyje ir su Viešpačiu. Ir tos gyvenimas yra kaip bėgimas, kaip lenktynės. Bet čia dar gyviem Dievas primena, kad kol tose lenktynėse gyvenimo bėgam, visi skubam, atrodo viską turim suspėti, prisiminti nuolat, kad ar tai yra gera mano tikėjimo kelionė. Ar gerą kovą aš kovoju, tikėjimo kovą. Suvokti, kad tas, kuris iškeliavo pas Viešpatį ir jis džiaugiasi dabar su Viešpačiu. Ir Dievas sako pasilikusiam, kad jis neliūdėtų, bet pasiliktų tikėjime
viltį, kad vieną dieną jis susitiks su savo artimuoju, susitiks, o čia žemėje pasilikęs, kad gyventų toliau gerą tikėjimo kovą. Tas gyvenimas, kad būtų geras tikėjimo gyvenimas. Nes yra labai gera knyga Kerry Blake'o, tokio autoriaus ir tarnautojo, kuris parašęs knygą ir vieną jo mintim pasidalinsiu. Sako, jeigu mes pasilikę žemėje galėtume matyti dvasinį pasaulį, tai sako, žinokit, kad tie, kurie iškeliavę, žinot, ko šaukia, kiek įmanoma ir ko mums linki, pasitikėk, rinkis viešpatį. Nuo šiandien, nuo šios akimirkos rinkis viešpatį, rinkis tikėjimą. Vienintelį, ko jie nori, kad mes šiandien visą savo sielą, visų savo protų rinktumėmės, pažintume viešpatį, nes tai yra brangiausia, nes tai yra svarbiausia, dėl ko mes gyvenam, kad amžinybei būtume su viešpačiu. Nežinau, ar aiškiai atsakiau, ką norėjau pasakyti, bet jeigu bus klausimų šitą temą ir gal kažkas norėtų pasikalbėti tą temą, aš tikrai labai lauksiu. Žemiau yra elektroninis paštas ar telefonas, ar tiesiog rašykite komentarą. Aš būtinai susisieksiu, kad tą klausimą laikino mūsų gyvenimo arba mūsų gyvenimo trapumo klausimą panagrinėti. Ir būtent tai duoda suvokimą, kaip šiandien ta akimirka, kurią mes galime gyventi, kokia jinai yra trapi, kokia jinai yra svarbi. Apie tai mąstyti ir dėkoti Dievui, kad jis šiandien dar leidžia man gyventi žemėje, pilna jėgų, sveikatos gyvenimu. O tas, kas iškeliavo, aš tikiu viešpatį, kad jis iškeliavo pas tave, kad jis dabar su tavim, dangaus karalystė, kad jis džiaugiasi dabar su tavim. Ir vieną dieną mes susitiksim. Aš su tavim viešpatė susitiksiu ir su tuo, kuris iškeliavo, man artimas ir brangus žmogus.